Nu tai labas rytas, sveikinuosi 23 vlogmas dieną, tai jau šiandien taip išeina prieš paskutinę dieną. Žiauriai greitai pralėkė laikas, mano vaikai irgi šiandien sako, mama, jau rytoj jau kūčios, ta prasme, jau tuoj kalėdos, labai greitai tas gruodis praėjo. O šiandien, sakau, pas mus atėjo turbūt tas oras, kurį jūs Lietuvoje turėjot lapkričio mėnesį. Ta prasme, lietus lyna, purškia, šlapia, drėgna, nejauku, jau prasidėjo tas tokia, čia tokia yra turkiška žiema, tokia bunkai, tas toks šlapumas, nejaukumas. Net šunis buvo nemalonu vedžioti, vien balos visur. Taip, Maksai, taip. Ir šiandien yra jogos pamoka, bet aš sakiau, neisiu šiandien, taip tingiu eiti per tą tokį orą ir nenoriu šiandien eiti. Noriu šiandien tiesiog namie pasibūti sau ramiai. Nes visas dienas atrodo vis kažkokių reikalų, vis tą aną daryti, kažkur lėkti, noris tiesiog sau ramiai pailsėti. Oi, žiūrėkit, arba jūs po vieną, arba neapstojat nei vienas. Apstoti mama nori, meilės vaikai nori mamas. Tai va, šiandien aš sakau tiesiog taip ramiai, namie žiūrėsiu, ką šiandien čia veiksiu, nelabai kažką planuoju veikti ir nelabai noriu kažką veikti. Šiaip vakarė turbūt šiandien arba rytoj su vaikais sausainius kepsim. Vaikai šiaip mėgsta per kūčias kepti ir alesnelį šalčiui, bet aš norėčiau gal ir šiandien išsikepti, tai žiūrėsim, ką čia vaikai galvos, ar šiandien, ar rytoj ir tiek, taip kad susitiksim šiek tiek vėliau. Žodžiu, radau pilną maišą siūlų ir virbalų, bet vašelio neradau. Tai sakau, nebesikankinsiu, nebeieškosiu. Vadinas, nelemta man paskutiniam dienom čia kažką žaisliukus nerti ir aš manau užsiknyšiu, nes aš nebeatsimenu, kaip ten nerti, man reikėtų labai ilgai žiūrėti ir dabar radau tokį, buvau pradėjęs kažkokį mezginuką vaikui, čia tiksliau, man atrodo, šiaip aš bandžiau kažką daryti ir tokį žiūriu, buvau pradėjus kažką megzti, man labai gražiai tos spalvos dera. Tai nežinau, galvoju, kokiu aš čia siūlų turiu, gal ne tai, kad dovanų kažką numegzti, bet gal bent jau truputį prisiminti savo mezgimo įgūdžius, kiek aš ten jų turiu. Kažką pamegzti tokio lengvo per televizorius, nes šiaip man patinka megzti. Dabar nežinau, kokius čia siūlus, nes galvoju arba šalikėlį vaikui, arba ant galvos, bet ant galvos mano vaikas nedėvi. Tiesiog galvoju kažką pamezgaliot, be tikslo, kad čia kažkas turi būti, nes tiesiog noris kažkaip truputį prie rankdarbių sugrįžti, tai va, žiūrėsim, kas čia gausis, ar nieko nesigaus. Kad mano viešbutis čia štabus, tuos daugiabučius, ką sunku be navigacijos važiuoti, eina savo. Neveik navigacija kaip 20 minučių, o aš pirmą kartą esu tam mieste. Tai kosmonautiška. Žodžiu, išsimaudžiau, grįžo vyras, man atnešė kavos. Mano mylimiausias, žiauriai faina, nežinau, čia tokie atrodo paprasti dalykai, bet mane labai nudžiugint toks mažas dėmesys, nes mes, pavyzdžiui, netgi su vyru ant kalėdų nieko savo neperkam, nes tiesiog mes labiau norim vaikams šventę padaryti, nes ir taip jau tos dovanos, advento kalendorius yra daug kainuojantis dalykas, kiekvieną dieną kažką įdėti, kalėdos, tas maisto ruošimasis, po to nauji metai, nes po to mes ir naujus metus švenčiam. Tai mes esam taip tiesiog net nesusitarę, bet automatiškai arba būna, kad nusiperkam viens kitam, arba tiesiog kažkuris tokių smulkių dalykų kažko, kad paeglė padėti, kad irgi nuo snelio šalčio šiais metais dar nežinau, nes dar savo viens kitam nieko nežiūrėjom, gal rytoj. Žodžiu, tai ką norėjau pasakyti, tai man patinka tokios mažos smulkmenos, va grįžo iš darbo, žinau, kad aš mėgstu tą kavą, užsuko į kavinę, nupirko ir dabar aš savo mėgsiu su savo mylima kava. Ir dar užsakė mums maisto, nes pas mus namo pačio yra restoranas. Tai sako, tu negamink, nes aš jam šiandien pasakiau, kad man biški ne tai, kad jaučiuos per šalus. Palaukit, kažkas parašė. Žodžiu, ne tai, kad jaučiuos per šalus, bet nežinau, toks atrodo, kad kažkas kabinas, nes aš naktį, kai prabudau į tūliką jau, tai toks jausmas, kad biški ir šalta, šaltis krečia čiučiut. Ryte atsibudu irgi tokia galva keista, dabar tai normaliai, bet tokia jaučias, kad truputį nepilna energijos. Tai sakau, gerai, kad aš tą jogą irgi nejau, taip kaip nujausdama, kad nenoriu, gal aš ir vakar biški sušaliau per tą lietų.
šunis vedžiodam, nes aš labai juos ilgai vedžioju, leidžiu jiem išsilakstyti, išsivaikščiot. Nu gerą pusvalandą šiaip einu tą visą mūsų rajoniuką arba mūsų kvartalą. Ir lietus lyjo, ir biški vėjukas, tai visko gali būti. Tai žodžiu, dabar gersiu kavytę, žiūrėkit, kiek čia numesgiu realiai. Neturiu aš kažkokio plano kažką numegzti, nes labiau noriu prisiminti savo tuos įgūdžius. Tiesiog pradėjau kaip šaliką, tokį labai paprastų raštų, iš to, ką turiu, tai va čia tiek kol kas. Nes man tiesiog patinka megzti. Ir jeigu aš kažką mandresnio megzčiau, nes aš nemegzdavau, esu mezgus ir megztinius vaikams, ir savo esu nusimezgus ne vieną. Ir ką dar megzdavau, nu tai ten tokių šalikų kepurį, tai aš beveik nieko ir nemegzdavau, mažiausiai tokie paprasčiausiai. Bet va dabar, ta prasme, nori nusimesti kažkokį megztinį ar panašiai, tai reikia ten ir pasiruošti, ir susirasti, ką tu megsi, nes ne šiaip kažką paprasto, aš mėgdavau ten tokius suraštais ir panašiai. Ten jau užtrunka ir laiko, ir siūlai, viską atsirink kokius siūlus, nusipirkti juos. Ir, žodžiu, ten daug darbo, aš dabar noriu tiesiog kažką pasibandyti. Pasižiūrėti, kaip man čia mezgas, nes man toks fainas, kaip meditacija. Nors draugė man sako, knygą skaityk, nes aš tų knygų turiu labai daug dar neperskaitytų, bet knygas nenoriu, mane kažkaip dabar knygą skaityti biškai migdo, tai aš to labai noriu dabar įsijungus YouTube'ą, tiesiog, o taip, fone YouTube'as, o aš savo mezginėjos, tai vat. Vakar turbūt net neparodžiau, kad esu viešbutį. Tai atvariau viešbutėlį, iškart norėjau mėgoti, taip žiauriai norėjau mėgoti. Dabar jau yra posi 9 ryto. Linkau ir kelių servizą, bandysiu jį ten nueit, kažkam susišnekti. Tai dabar šoku į taksą ir varau į mašiną. Va, vyras užsakė man maisto, vištienos repus, kaip čia vadinasi jie. Tai dabar skanaus man, skanaus kas valgo, to aš toliau žiūriu, kaip Samoška pastrigo Odesoj. Sveiki atvykę. O čia dar nespojus. Odesos stoj kvietėlį, kur pardavinėja labai daug mašinos dalių. Tiesiog yra mašinų dalių turgus, galim taip pasakyti. Kaip gali prie mane šiuo gražiai? Jogi. Nu, žodžiu, aš čia kažką pamesgaliojau. Sakau, Samoška važiuoja. Samoška važiuos tol, kol suges Passatas. Aš turbūt mėgsiu, kol pabaigsiu visus siūlus. Čia tokie likučiai mano. Tokie margumynai. Nežinau dėl tos ryškios rožinės spalvos, nes man labai patiko, kad tai pasteliniai šviesėjo. Bet man tų spalvų neužteks, nes aš nenoriu naujų siūlų pirkti, nes aš turiu labai daug siūlų, čia tik maža dalis, kur atsinešiau. Turiu labai daug siūlų nuo senų laikų, kai megzdavau. Bet jie tokie jau prie pabaigos ir panašiai, tai sakau, tiesiog kažką, gal čia labiau mano mažoji norės tokio šaliko, jeigu norės. Nes šiaip jinai dėvi tokį šaliką, aš esu numezgus tokia kaip mova, bet jin susisega, buvau numezgus vyresnėliai dukrai, tada buvau mažoji dėvi, tai tiesiog toks sakau, atgaivinti seną hobį, įsijungus YouTube'ą, Samoškos video. Tai va taip greitai čia mezgasi. Dabar eisiu daryti pietus vaikam, kamerą pasikraut ir eisiu palengvoju vaikų pasimti. Nežinau, ką dar čia šiandien gal kažką pafilmuosiu, jeigu sausainius gal kepsim, nežinau, ar šiandien rytoj norės. Nes rytoj mūsų irgi tokia diena, realiai, rytoj kūčios yra, per kūčias mes vakarą dažniausiai švenčiam. Nu, ta prasme, ir draugų kviesdavome senais metais per kūčias, bet šiais metais per Kalėdas pasikvietėm draugę su jos dukterėčia, jeigu atvažiuos, jeigu galės. Nes, kaip sakiau, mano dukrai šią savaitę vieną egzaminą yra, tie kontroliniai vadinami. Tai rytoj irgi yra kontrolinis ir per Kalėdas kontrolinis. Aš būčiau, pavyzdžiui, leidus neiti į mokyklą per Kalėdas. O rytoj mano mažoji neis į mokyklą arba po pietų eis, nežinau, dar žiūrėsiu, nes ten toks... Nu, toks ne egzaminas, bet ten tokie, žodžiu, mokykla rengia ten truputį vaikam, kurie turi šiek tiek daugiau gabumų ten pagal sferas. Tai mano mažoji pakliuvo, ten, kad turi tokį didesnį gabumą bendram išprusimui ir piešimui. Ten tėtis veš 9 ryto jai tokia vieta, kur ten tą egzaminą darys. O 9 ryto aš kitą dukrą į mokyklą vesiu, nes aš nespėčiau ir tą. Kadangi tuo pačiu metu abiem būt ir tai, nežinau, rytoj ką mes darysim, nes jeigu mažoji po to grįž namo, nebeveš vyras į mokyklą, tai man reikės su jie čia viską ruoštis ir panašiai. Nors šiaip labai tų kūčių daug aš neruošiam niekad, nes mes čia tik keli esam, realiai, nedaug čia mūsų ir tiesiog pasidarom tokia jaukesnė vakarienė, kažką pažiūrėsim dar, sakau, nežinau realiai, ką mes čia darysimės,
Va, mano pupuliukai užmigo, dabar jau taip gražiai miega, jau ale nebesipyksta, jogi, mažai iš mane. Eitų tave į kirpyklą kada nuvesti. Nes aš noriu jam pati apkirpti plaukus aplink akis, bet jis visą laiką pyksta, bijo tų žirklių, kanda į žirklės. Tai žodžiu, einu dabar pietus ruošti ir sustiksim šiek tiek vėliau. Va čia va, įmėsiu vieną ranką taip. Va tą čia, žiūrėk. Va taip laikyti. Va čia. Šitau siūlau. Kas rankai buvo? Nežinau. Oi, tu man išūlyti. Va plaukai liks nuo mano. Vazelinas palauk. Tu su vazelinas. Ir va žiūrėk. Va čia kišam šitą siūlą. Irgi tada. Vai tu to nepaleisk, va to virbalo. Ištraukiam siūlą ir nuimam. Dabar šitą va. Taip. Va taip, uždėkim siūlą. Nuimam. Dabar jau tą nuimt, va taip. Op. Irgi. Nu dabar žiūrėk, palauk, neskubėk. O dabar žiūrėk į virbalus. Čia. Dedam siūlą. Tu man dėk siūlą aš padaryt. Gerai, tu padaryt, aš siūlą dėsiu. Mama, gerai. Žiūrėk, aš tau tik patrauksiu. Mama, arčiau. aš dabar žinau. Nu, tu aišku, žinai. Bet ne tą kišiau, į tą Ai, reikės. gerai. Taip, dabar siūlą aš dedu. Gerai. Dabar va taip. Ir dabar nuimk va tą. Va taip. Tu Oi, palauk, pabėgsiu. Tu išimsi. Oi, palauk, pabėgo kažkas. Kur bėgi? Tu čia turi būti. Jo. Ai, labai gražiai, nu. Super gražiai. Žiūrėkit visiems žiūrėkit. Tuoj bus mėgstinis, žinok. Mes čia... Ai, jau pabėgo Man vieną. gerai, aš mėgstinu daryti. Gali, aišku, kodėlgi ne. Bet aš mačiau, ati. Teisingai dariu. Nu, tikriausiai čia taip pusiau. Kur yra? Va čia. Ar darai? Šiandien Muratukas serviruoja naminius burgerius. Ačiū. Šefas. Nu, žodžiu, pavalgėm, aš padariau tešlą sausainiam, bet jaučiu šiandien gal nebedarysim sausainių, įdėjau šaldytuvą, kad dar pas ten, su žodžiu, viskas ten susidarytų, kaip turi susidaryti. Gal rytoj geriau darysim, nes rytoj irgi tokia diena, kad turi kalbų ten su mokyklom ir panašiai. Tai, manau, šiandien tiek. Eisiu dabar, mes dabar darome tokį chaosą namie, vos ne gaudynių žaidžiam, tai eisim toliau savo chaosėlį tęsti, eisiu dar biškį pamėgsti, nes žiauriai užsikabinau. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim rytoj. Iki.